Šiandien atvykome šiltinti A++ energetinės klasės namo, kurio vienoje dalyje šiltinsim šlaitinį stogą, kitoje dalyje šiltinsim perdangą. Ėmė pažiūrėti į vidų, kaip mums sekasi. 180 km2 namo perdangą ir stogą apšiltinsime per 2 dienas ir šiandien vakare atiduosime užsakovui. Kadangi namas A++ energetinės klasės, tiek perdangą, tiek stogą šiltiname 44 cm sluoksniu, Thermlock 4. kartos poliuretano putomis. Kaip matote, Thermlock putos pasiekia visas netgi sunkiausiai pasiekiamas nišas tiek perdangoje, tiek stoge. Ir dėl būsimo sandarumo testo rezultato šiame name nebijojame visiškai. Dažnai klientai mūsų klausia, kaip mes užtikriname kokybę. Tai turiu pasakyti, kad šitam aspektui kreipiam ypatingą dėmesį. Ir tokio kokybės patikros etapavimo turbūt niekas Lietuvoje neturi, kokį darome mes. Dažniausiai, ką girdim iš klientų, tai atvažiavo, išpurškė, paspaudė ranką ir viso gero, kaip sakoma, ar ne? Tuo tarpu mūsų kokybės patikra apima visus etapus, pradedant nuo pasiruošimo darbų, paties proceso ir baigiant netgi visų procesų užbaigimu. Jeigu pažiūrėtumėt į mūsų kokybės patikros dokumentą, tai tikrai nustebtumėt, kaip jis atrodo. Dar ką galiu pridėti, kad mūsų šiltinimo įranga turi galimybę atsukti visą šiltinimo procesą atgal ir pasižiūrėti visus režimus ir visus nustatymus viso proceso metu, ar mes neturėjome kažkokio tai nukrypimų. Kas užtikrintai garantuoja sąžiningą procesą viso šiltinimo metu. Šiltinant putomis mediena supus, reikės keisti stogą, ant plėvelės šiltinti negalima. Nebejoju, kad tokių melagienų prisiklausėte iš ne vieno. O ką jeigu aš jums pasakysiu ir ne tik pasakysiu, bet dokumentais bei sertifikatais pagrysiu, kad tai yra absoliutus melas. Ir dažniausiai tai būna alternatyvių šiltintojų, bet koks desperatiškas būdas pritraukti klientą bet kokią kainą. Gaila, tik tai ta kaina dažniausiai būna kliento sąskaita. Galiu drąsiai teigti, kad šiltinimas putomis, darant tai teisingai, jūrmylimis lenkia visas kitas galimas šiltinimo alternatyvas. Pradedant sandarumu, šilumos varža, baigiant ilgamžiškumu. Ir visa tai skaičių kalba. Norit priimti sprendimą paremtą skaičiais, o ne emocijomis, susisiekite su mumis ir mes mielai apie tai padiskutuosim.